Taigi sveiki, su jumis sveikinasi Ryčka ir jo virtuvė. Ir kaip šiandien matote, esu toje pačioje vietoje, todėl kad šitas video yra kurtas lapkričio 19 dieną, o mano buvęs video buvo 18 dieną sukurtas ir įdėtas. Ne, įdėtas buvo 19. Tai va, kodėl aš kuriu anksčiau? Todėl, kad penktadienį išvykstu į kino festivalį Vilniuje, grįšiu vėlai naktį, o kad jūsų nenuvilčiau, sukursiu anksčiau, bet įdėsiu šeštadienį, po grįžimo iš Vilniaus. Ir galiu iškart pasakyti, ką mes gaminsime. Ir mes gaminsime, kur mūsų būgnai? Bum! Mes gaminsime kiaulienos karbonadą. Kaip skanu turėtų būti. Dabar parodysiu, ko mums reikės, o kai pamatysite, ko mums reikės, galėsime pradėti gaminti. Šiam patiekalui reikės kiaulienos nugarinės be kaulo, daržovių įvairių, bulvių, miltų, kiaušinių ir sviesto. Kaip matote, parodžiau, ko mums reikės. Šitas patiekalas yra labai paprastas, daug pastangų nereiks įdėti, bet užtat yra skanus. Ir, sakau, galima pradėti dėti, einam gaminti. Taigi parodysiu, kaip viskas turi atrodyti. Čia jau yra padarytas, o dabar imsim nepadarytą. Pasiemam supjaustytą kiaulienos nugarinę ir truputį pamušam. Pamušę, papipirinam ir padruskinam. Ir paliekam šitas mėsytes 10 minučių, kad pasimarinuotų. Dabar, kol marinuojasi mėsa, galima nusiskusti bulves ir išsivirti. Viskas turi atrodyti taip. Ant bulvių užpilam verdantį vandenį, kad apsemtų. Ir užkaičiam viriklę. Iškart įberiam druskos ir įdedam gabaliuką sviesto. Sviestas yra tam, kad bulvės išeitų skanesnės. Ir uždengiam bulvės su dangčiu. Ir paliekam normalios ugnies virti. Virsim apie 20 minučių. Tuo tarpu, kol bulvės verda, ir jums liko apie 10 daugiau minučių virti, galim pradėti gaminti mėsą. Taigi dabar parodysiu, kaip daryti ir kaip įsikepti mėsą. Pirmiausia, įkaitinsim keptuvę su aliejumi, tada sumušim kiaušinį ir truputį išplaksim. Užtenka vieno, nes dar reiks praskiesti su vandeniu. Taigi kiaušinį išplakam. Dabar į jį pilsime truputį vandens. Štai įpiliau vandens ir toliau paplakam. Taigi turime kiaušinio mišinį. Taip pat užmiršau pradžioj paminėti, kada reiks miltų, nes karbonadą mirkysime į kiaušinio mišinį, paskui miltus, paskui vėl į kiaušinio mišinį ir tada į keptuvę. Tai va, dabar jau pilnai įkaito keptuvę, ugnį susimažinam iki silpnos ir jamam mėsos gabaliuką, mirkom į kiaušinio plakinį, paskui į miltus, paskui vėl į kiaušinio plakinį ir į keptuvę. Ir kepam vieną pusę 5 minutės ir kitą pusę irgi 5 minutės. Ir kai jau sudėjote visus kepsnius kepti, uždedat dangtį, kuris netinka man čia. Štai radau. O tuo tarpu, kol bulvės verda, o mėsa kepa, galite susipjaustyti daržovės. Štai mūsų bulvės jau yra išvirusios, galima nupilti vandenį ir įdėti lėkštę. O mėsytę to iškeps. Taigi iškepė mūsų kepsniai ir bulvės išvirė. O dabar galim patiekti kepsnį su bulvėmis ant stalo.
štai kaip skaniai atrodo mūsų kiaulienos karbonadas su bulvėmis ir daržovėmis. Ir dabar pats nekantrauju paragauti, pasakyti, ar skaniai išėjo ar ne. Taigi dabar parodysiu, kaip aš ragauju savo išsikeptą kepsnį su bulvėmis ir daržovėmis. Ir iškart noriu pasakyti, kad einate į fanus Facebook'e, YouTube'e, Videogagoj, spaudžiate patinka, subscribinat, like, dislike, thumbs up, vertinat, komentuojat ir susitiksime kitoje laidoje. Skanaus. Spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round.